Pagaminti gerą plovą nėra paprasta, labai dažnai išeina ne plovas, o ryžių košė. Aš su plovu susipažinau Fanų kalnuose, kur pavaišino kulinaras savo pagamintų plovų, puriu, neįtikėtinai kvapiu, skaniu. Ir pakankamai ilgai tokio plovo aš niekur neradau. Kol nesutikau Eriko, Erikas yra kirgizas iš Ferganos slėnio. Ir Ferganos slėnis, jisai tai yra tokias tautų maišalynė, tai yra ir kirgizai kartu gyvena, ir uzbekai, ir tadžikai, ir ten daug to kulinarinios patirties pasikeitimo yra. Ir nors kirgizus laiko pakankamai prastais kulinarais, bet tikrai Erikas gamina fantastiškai ir jisai Lietuvos plovų čempionate Druskininkuose yra gavęs 3. vietą, tai yra tikrai aukštas įvertinimas. Ir Eriką galima pasikviesti į savo šventę, kad jisai padarytų šitą stebuklingą plovą. Plovas jo yra kiek kitoks nei mes, kad įpratę gaminti. Ir mėsa, jinai yra kitokia nei mes įpratę. Matom daugybę gyslų. Tai tokia, pavadinkime, mes žiūrim kaip į atliekinę mėsą, kurią mes ilgai tenais virsim, bet būtent Erikas iš jos gamina ir išeina tikrai nuostabus plovai. Ir kitas svarbus ingredientas yra ryžiai. Ryžiai, su kuriais Erikas gamina, yra devzyra. Tai būtent Ferganos slėnyje ir yra auginami devzyros ryžiai. Jie, matom, tokie rudi yra. Ir čia yra ne ryžio natūrali spalva, bet tai yra apvilkta moliu. Ir molis jisai neleidžia garuoti iš vidaus drėgmei. Ryžiai išlieka ilgai neperdžiūvę ir taip pat nepuola kenkėjai. Tai pagal Eriką, tai jeigu turi devzyrą, tai gal plovo ir nesugadinsi. Tai dabar Erikas parodys visą šitą procesą, kaip reikia padaryti šitą plovą ir tikiuosi, kad ir jums pavyks padaryti tokį plovą. Devzyra ryžiai yra žinomi nuo senovės, nes teko skaityti tokius įdomius faktus, kad Irano šachas ten 9 ar 10 amžiuje uždraudė juos naudoti kiekvieną dieną, o tik švenčių progom. Devzyra ryžiai pasižymi tuo, kad jie įsisavinami visų 100%, vienintelė rūšis. Ir juose daug geležies, kalcio ir vitamino B1 ir B2. Ir kad atskirti mokėti devzyra ryžius, jie turi tokį griovelį. Kitos spalvos, jeigu juos išplausi, jie tampa tokie baltesni, bet turi rūžavą griovelį. Turbūt ten visa esmė ir kaupėsi. Matom, kad daug įsiskiria molio, vanduo visas toksai rudas pasidaręs. Ir reikia plauti tol, kol bus ryžiai švarūs. Tai mažiausiai 3 kartus tenka perplauti ryžius. Kol vyksta procesai, ryžiai kiek bus dar pamirkyti. Mirkyti galima šaltam, galima ir karštam vandenyje. Ir čia yra 1,2 kg devzyros, yra įmaišyta 200 gramų juodų besėklių razinų. Plovas dažniausiai gaminamas kazane. Kazanas, pasak Eriko, nėra tiek, kad būtų labai svarbus, ar tai bus iš ketaus ar aliuminio kazanas. Svarbu prie jo priprasti. Netikėkite tuo, kas sako, kad jisai žino tikrąjį plovo receptą. Plovas tai yra patiekalas, kuris gaminamas kazane su tam tikrų santykių tarp mėsos, ryžių, morkų ir riebalų. Morkų labai dažnai dedama daugiau nei mėsos, netgi dažniausiai dedama daugiau nei mėsos, ypač uzbekai deda mažiau mėsos, kadangi pas juos toks kaip ir mėsos deficitas. Kirgizai, jie kaip tik mėsos turi daugiau, tada santykis išeina morkų ir mėsos, būna ten 1:1 ir panašiai, taip pat toksai santykis su ryžiais. Ir taip pat pakankamai didelis kiekis dedamas ir svogūnų. Ir kiek teko pastebėti, patys skaniausi plovai, kai morka būna supjaustyta plonai. Erikas turi tokią specialią tarką, kur padaro plonyčius morkų griežinėlius. Svogūnai taip pat smulkiai supjaustomi. Išgarinam visą vandenį iš kazano ir tada dėsime riebaliukus.
Tai vat dabar dedami yra jautienos riebalai. Erikas nupirko riebę mėsą, ar ten, sakykime, jautienos lašinius, juos perlydė ir dabar jie sudedami ir bus smarkiai įkaitinti. Riebalų Erikas deda skaičiuodamas santykėje su ryžiais, jisai deda kilogramų ryžių apie 300 gramų riebalų, o uzbekai būna, kad jie dar daugiau deda to riebalo, jau ten pas juos plovas plaukė. Dar įpilam aliejaus, čia saulėgrąžų aliejaus įpilta pusę litro. Dedam tik tai tada, kai riebalai labai gerai kaisat, matom, mėsa jinai tokia burbuliuoja. Dedam svogūnus, apkepinsim juos. Dedame morkas, apkepinsim jas. Labai svarbu yra palaikyti temperatūrą aukštą ir tam pasiruošiam sausas malkas, gali būti pušinės, beržinės, nu, geriau aišku, lapuočio, kurios turi daugiau energijos, karščio duos daugiau. Ir pilame vandenį apie 2 litrus. Įpiltas vanduo užvirė ir dabar palauksim, kol vat, ta visa konsistencija jinai pasidarys kiek tirštesnė. Tokio kaip ir atskiro laiko nėra. Nu, panašiai apie pusę valandos. Dedam ryžius su razinomis. Prieš tai dar kiek daugiau įdedam malkų, kad pradėtų stipriai virti. Ir jeigu reikia, galima kiek dapilt vandens, turėtų būti taip panašiai apie centimetras vandens virš ryžių. Ryžiai jie šutinami didelėje temperatūroje. Ir būtent tai, jeigu kažkurioje vietoje nebus virimo, tai toje vietoje ryžiai gali likti kieti. Ir vat jau dabar visas skystis jisai suėjo į ryžius. Ir va ten vat va yra duobutė. Ir kai jau toj duobutėje nebeliks skysčio, tai tada bus uždengta jau dangčiu. Kai skystis išgaruoja, uždedam lėkšte, uždedam dangčiu ir palaikysim, kiek pabrandinsim. Uždėjom rinkės, jisai dabar bus ant mažo karščio, ir vat uždengiam dar papildomai audeklu ir palaikysim dar kažkur 50 minučių. Įdengiam, plovas tikrai labai simpatiškai atrodo ir atskirai dabar Erikas išima mėsą, ją dar jisai papildomai supjaustys. Supjaustom mėsą ir ją sugrąžinsim atgal į plovą. Matosi, vat, kad ir buvo labai gislota mėsa, bet išėjo labai minkštutė. Grąžinam atgal į plovą supjaustytą mėsą. Ir vėl dedam atgal į didžiąją lėkštę, iš kurios jau valgys visi. Nu ką. Ryžiai minkštučiai. Vat būna plovų daug apsivelia riebalais. Ir nors čia vat buvo daug tų riebalų naudota, čia vat to nesijaučia, bet jie išliko birūs. Labai gerai. Erikas siūlo mėsos gabalą paimti, kuris vat, praktiškai visas yra iš tų vat, va, kremzlių. Ir fantastiškos mėsos skonis, nes vat, tie mėsos gabaliukai su kremzlimi turi daugiau savyje skonio, jos išlaiko jo. Ir nu, menas yra padaryti, kad jisai būtų minkštas. Ir čia vat, va, šita mėsa yra labai minkšta. Dar va, su razinom daugiau paragausiu. Susibalansavę. Nėra, kad labai įsiskirtų, bet va, tokio duoda malonaus saldumo razina. Nu, iš tiesų labai subalansuotas plovas. Fantastika. Aš tikrai rekomenduoju. Aš tikrai rekomenduoju Eriką, bet
savo draugų šventėj, padarys tikrą kulinarinę šventę su fantastišku plovu. Aš paliksiu Eriko kontaktus apraše. Nu ir prenumeruokit mūsų kanalą, spauskit, tikrai bus dar gerų filmų. Iki susitikimo ir tikiuosi plovas pavyks. Bet jeigu jūs tikrai norite gero plovo, tai aš rekomenduoju vis dėlto etaloną pasidaryti su Eriku. Iki. Viso gero.